Pastaraisiais metais Lietuvos žemės ūkis susiduria su vis didėjančiais iššūkiais, kurie siejami su ES žemės ūkio politika, griežtėjančiais reikalavimais ir augančia konkurencija. Tai kelia klausimų dėl ūkininkų galimybių išlikti konkurencingiems ir išlaikyti savo ūkius. Šiame siužete norime išsiaiškinti, kokios ES politikos priemonės labiausiai veikia Lietuvos ūkininkus, kaip jos keičia jų kasdienybę ir kokios pasekmės laukia ateityje. Apie tai kalbamės su Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininku Sigučiu Jundulu. Kaip apibūdintumėte dabartinę Lietuvos ūkininkų situaciją ES žemės ūkio politikos kontekste? Kokios problemos yra pačios opiausios? Europos komisija daug pridarius yra negerų dalykų, kas liečia ne tik Lietuvos ūkininkus aplamai, kas liečia visos ES ūkininkus. Pirmiausia, trąšų mokestis, pasienio anglies dioksido mokestis, ar ne, vadinamas angliškas sutrumpinant CBAM. Tai su tuo pusę metų jau vyksta toks kova, karas ir nori panaikinti ir nenori panaikinti dėl to, kad vietinius gamintojus ES išlaikytų jų konkurencingumą, bet iš kitos pusės žemdirbių konkurencingumas mažėja, jei trąšų kaina yra dviguba lyginant su pernai metais. Tokia problema, labai rimta. Antra problema rimtesnė būtų, kas liečia ES politiką ar ne, tų tiesioginių išmokų vis dėlto kaimo plėtros programos, vienu žodžiu, sumaišymas, įdėjimas į vieną vietą. Įdėjo visus pinigus, kas liečia Europos paramą, nepaliko atskirai kaimo plėtros programai pinigų. Kas buvo matyti, kiek mes gaunam, kiek daleiskim Vokietija gauna, kiek Prancūzija gauna. Dabar jie matyti to tikslu, kad mes nematytum, kiek kiti daugiau gauna tiesioginių ir susietų išmokų. Jie paliko tą programą, įdėjo į vieną katilą bendrą ir iš to dabar dalins. Tikrai tų išmokų bus mažiau. Kaip šie reikalavimai jūsų nuomonė apsunkina Lietuvos ūkininkų veiklą? Tai va, ką ir minėjau, savikaina auga dėl to, kad trąšų kainos yra iškilę dvigubai beveik, lyginant su praeitais metais, priėmus tą pasienio anglies dioksido mokestį. Vienas dalykas, antras dalykas vis tiek ir mes kainų padidėjimo, supirkimo kainų padidėjimo, turiu galvoje, neturim didesnių. Yra tos pačios, aišku, gerai, kad grūdai ir rapsai ir visi kiti dalykai tie yra pagal biržos yra, bet daleiskim pieno kainos ar ne, mėsos kainos yra vietinių nustatytos ir jie karteliniai susitarimai egzistuoja, tik niekas nenori to pripažinti. Tai va, tai tuo būdu mūsų savikainos yra didelės, lyginant su kitom šalim ir ta produkcija nėra konkurencinga. Kaip šie sprendimai realiai veikia ūkininkų kasdienybę, jų finansinę padėtį, konkurencingumą ir ūkio išlaikymą? Tai va, tas konkurencingumas ir mažėja dėl to, kad mes negalim parduoti normalią kainą, o žaliavas turim pirkti brangią kainą. Ir ta kasdienybė tokia ir yra, kad žmogus jau eina kitas į neviltį. Ypatingas smulkesnis ūkininkas, kuris neturi tų pajamų diversifikacijos kažkokios, tai tie, kurie dar turi kažkokį kitokį verslą, žemės ūkio perdirbimą, kažką tokio, kaimo turizmą, lygiai ryšiai su žemės dirbimu, tai dar kažkiek gali save, kaip sako, išlaikyti normaliau, nes viena šaka remia kitą finansiškai ir tada galima išsilaikyti, o šiaip konkurencingumas mažėja. Ar Lietuvos ūkininkai turi pakankamai galimybių prisitaikyti prie ES keliamų reikalavimų, ar jau yra pasiekta ta riba, kai daliai ūkių tampa sunku išsilaikyti? Tai tų reikalavimuose taikomės nuo pat įstojimo Europos Sąjungoje, ar ne? Tai čia yra ilgas laikotarpis, bet kad jie kiekvienais metais keičiasi, ką ir minėjau, tas dabar pakeitimas tų tiesioginių susietų išmokų, kaimo plėtros programos praktiškai panaikinimas ir vėl reikėjo prisitaikyti, vėl reikės prisitaikyti. Daleiskim, aplinkosauginiai mokesčiai irgi labai daug, kasmet jie keičiasi ir su kiekvienu deklaravimu pasėliu mes vis matom, kad vis kiti reikalavimai išauga. Tai sunku yra žmogui, eiliniam, kuris, kaip sako, interneto nelabai ir turi, bet kuris ir turi, vis tiek turi eiti pas
skyriaus specialistus ir tie turi aiškintis, nagrinėtis vėl, taisyklės pasikeitė. Tai yra tie sunkumai. Tokie ir neleidžia prisitaikyti normaliai ir normaliai ūkininkauti ramiau. Ar šie sunkumai neįtakoja, kad mažėja apskritai ūkių ir ūkininkų? Nesakom, kad drastiškai jų mažėja, bet ypatingai mažėja gyvulininkystės ūkių, ateina jie jaunoji pamaina, tų tėvų ar ne, jau savo amžių atidirbusių ir jie gyvulius dalaikė, o jaunas atėjęs žmogus tikrai jis nenori tų gyvulių laikyti, kadangi tas pieno kainos yra 12-14 centų už litrą, tai niekas nenori už dyką dirbti, savikainos nėra. Tai jis perina ant augalininkystės geriausiu atveju arba blogiausiu atveju, ateina koncernai ir juos tas žemės pasima kartu su tais ūkiais mažais ir jie automatiškai mažėja tų ūkių. Kokius sprendimus siūlytumėte tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, kad Lietuvos ūkininkų padėtis pagerėtų ir jie galėtų konkuruoti tokiomis jau, sakykime, sąžiningesnėmis sąlygomis? Tai va iš tų problemų, ką minėjau, reikia tą mokestį būtinai panaikinti trašų, kuris yra beprasmiškai iškėlė trašų kainas. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes turim tiesioginės išmokas vis tiek, ką buvo žadėta ir įstojimo atveju, kad jos turi lyginti su ES vidurkiu. Tiesioginės susietos išmokos, kaimo plėtros programa, ta negali būti paskandinta į bendrą finansinį katilą, kad paskui mes nieko negalim. Tokie sprendimai būtų du svarbiausi. Tai ir aišku, tikrai technikos, technologijos ateina ir pas mus, bet yra ta kaina didelė, yra tų programų dabar mažėja, paramos programų, kurios yra, dėleskim, technikos pirkimų ir pastatų statybai ir tų mažėja. Tai viskas, dėl to viskas yra sunkiau mums gyventi, ūkininkam.